Gerą dieną. Šiandien jums parodysiu, kaip su absoliučiai akmens amžiaus įrankiais susipresuoti galima saliamblokus. Va, dabar jums pademonstruosiu, ko reikėtų. Kažko panašaus, čia ir vamzdis nupjautas, kad ant sudėkime neužlystų, kad nekliudytų šito, kad nestumtų, šitą patį kantą. Tuoj parodysiu aš jums. Va. Taip, kad užsidėt, kad čia nekliūtų, karočią paskui imam varžtą. Storą šaibą, kad nelinktų. O taip, karočią įsistatom į savo vietą šitą daiktą. Iš kitos pusės kažką panašaus. Irgi vamzdis nupjauts. Aišku, lygiai nusipjaukit, jeigu skersai nusipjausit, tai čia jau jūs problemos bus. Ir tas pas kitoj pusė. Dedam šaibieną plonesnį. Čia dedu tokį. Čia dar prisikraunam visokių kuine, maine. Va. Pažiūrim, kad lygiai stovėtų mums. Kad neskersuotų nieko, čia taip toliau panašiai. Išsilyginam. O. Zašibis, kaip Kostė pasakytų. Dabar presuojam. Tai va. Kaip gražiai mums suvažiuos saliambloks į savo vietą. Kaip paprastai viskas ir daroma. Nereikia jokių servisų, jokių nachui ten krūvos pinigų. Viskas ir labai paprasta. Aišku, čia golio taip nesusipresuosi stūpica. O kaip gražiai važiuoja. O, blėt, suveržiam tropniai. Opa, šitais. Всё. Не, тут лябенько. Štai mūsų rezultatas. Iš vis per kelias minutės čia. Net ką daryti. Jokių presų niek nereikia. Čia jau 6 metų laiks sugebėti. O. Kaip atrodo. Matot? Su keliais vamzdžių galiukais, keliom gaikiam ir varžteliu. Tai va, kas nežinojot, dabar tikiuosi žinosit, gal kažkam būsiu padėjęs. Tai va, sėkmės, kas bandysit, kas darysit, kas remontuojatės patys. Iki!